tas labai šaunu, kad yra tokios laidos žmonėms biški, kurie gyvenime yra kažkiek etapų praėję, pradeda ar atrasti vienas kitus. Aš buvau grinai uždaryta. Aš net su kaimynais negalėdavau pasisveikinti vyriškos lyties. Nu tikrai graži moteris. Ir ką, nepavydėtumė? Pavydėčiau. Jisai man pasakojo, kad buvo pas viršininką gimtadienį, o paskui po kurio laiko aš radau bilietą Vilnius Elektrėnai. Tai ir išsiaiškino? Elektrėnuose kas tenai? Nu, ten buvo jo pirma meilė, turbūt. Ir tik užsiregistrau, ten sekundžių reikalu, man atėjo toks pasiūlymas, kad aš vos neapsivažiau su kėdė. O kas ten per pasiūlymas, kad vos neužsivažiu? Pamylėsiu visaip. Nei labas, nei sudie, nei veido. Tai aš parašiau, kad jeigu veido nėra, tai su kuo pamylėta galima. Sunku iš vis buvo įsirinkti iš 3 merginų, bet Sandra sakė, išmokys kepti tuos, kaip ten tuos pyragaičius ar... Reiškia, sausainius kepsiu aš. Nu, tai kaip čia dabar? Gerai. Verta pabandyti, iš tikrųjų išbandyti savo jėgas, nes tikrai reikia ir drąsos, ir ištvermės iš tikrųjų. Taip, kad visi bandykite, eikite ir save išbandysit tikrai.